Netvirti ir greičiausiai visko tarnybos metu regėję amerikiečių kariai nesulaiko ašarų. Arkivyskupas Grušas laiko mišias Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, kur susirinko daugiau nei 100 amerikiečių karių. Mišios skirtos kariams, kurie vis dar laikomi dingusiais. Ir kitiems kariams, tarnyboms, kurios dieną naktį bando ištraukti pelkėje įstrigusį tanką. Už jų artimuosius, kurie išgyvena nežinią, nerimą, skausmą. Mišiose dalyvauja ne tik ministrai, bet ir įvairių valstybių kariuomenių atstovai, NATO sąjungininkai. Taip pat svarbu žinoti ir dingusiųjų šeimom, kad ir šičia šioje šalyje, kurie buvo, kurie treniravosi, gyventojams yra svarbu. Nedaug dieve. Te būna jums lengva žemelė Lietuvos. Nedaug dieve. Ir nežinia, ar jie ten, turbūt jau negyvė, jeigu ten balotai. Vilties žmonės nepraranda vis tiek. Nepraras reikia, bet per tiek laiko jie matyti užduso jau. Pasirodo mūsų gamta labai, kaip pasakyti, tokia, kurios mes neįvertinam visų galimybių. Ir kokia baisi mirtis. Baisi mirtis, iš tikrųjų, kaip pagalvoju, baisi mirtis ir šeimom, kaip pagalvot, kad iš tikrųjų, kad ta Lietuva pelkis vienas. 4 amerikiečių kariai, kurie dingo antradienį pavakarę, vis dar laikomi dingusiais. Nes tarnyboms 5 para niekaip nepavyksta ištraukti pelkėje įstrigusio šarvuočio. Negana to, šiandien operacijai kilo nauji iššūkiai. Tai yra ta situacija, kuri užtruks tikrai nemažai laiko. Naktį nušliaužė didelis gabalas velienos ir taip apsunkino darbus. Dabar jau jis yra nukastas, bet šiuo metu yra platinamas kelias, kad galėtų vienu metu kursuoti 2 eilės sunkvežimių ir išvežinėti dumblą. Šiandien įvykio vietoje toliau darbuojasi žemsiurbės, bando išsiurbti susikaupusi dumblą. Amerikiečių kariuomenės teigimu, dumblas ant šarvuočio jau 2 metrų storio. Ministrė anksčiau dar tikėjosi, kad šarvuotį iš pelkės gali pavykti ištraukti šį savaitgalį. Tačiau nuo vakar tiek ministrė, tiek tarnybos nuo spėlionių susilaiko. Reikia nusiteikti tikrai, kad čia bus ilgas, sunkus darbas. Kaip premjeras pasakė, pelkė nemėgsta atiduoti to, ką pasiima, bet mes tikrai išpiešime. Papildoma įranga be abejo padėtų paspartinti tos pačius darbus. O tai būtų 3 žemsiurbė, kurios poreikį ministrė įvardijo dar vakar. Naujausiais duomenimis šarvuotis toliau grimzta į pelkę, o narams nėra jokios galimybės panerti ir pritvirtinti lynus. Negalime prognozuoti, nes ne nuo mūsų priklauso, tai aplinkybės nespekuliuojame laiku. Tai dabar yra ten suslėgtas dumblas, kuris apsunkina sąlygas narams nerti, todėl jis pašalinamas. Tarnybos dabar siekia išsiaiškinti, ar iš šarvuočio nėra iškritę karių kūnai. Todėl ir žemsiurbės dirba ne visų pajėgumu. Įvykio vietoje dirba 100 karių iš Lietuvos, Jungtinių valstijų ir kitų sąjungininkų valstybių. Prie šios operacijos dirba labai didelis kiekis žmonių. Jie keičiasi priklausomai nuo operacijos, tai yra 100 karių. Įvairių kariuomenių ir tarnybų duomenimis, štai toks šarvuotis M88 pelkėje nugrimzdęs maždaug 5 metrų gylyje.